sveika. Apie atgimimą, kurio tu trokšti moteryje savo moteriškame, jausmingame gyvenime. Jei jauti, kad esi ta, kuri esi jautri, jausminga ir kuriai rūpi tavo pačios moteriškumas, galbūt stringi ties iššūkių su moteriška sveikata, moteriškumu, santykiu. Galbūt tau labai gerai sekasi tavo versle, tavo veiklose, tačiau namo parėjusi svajoji apie atgimimą tavo jausminiam pasauliui, tavo santykių pasauliui, romantikos daugiau, malonumo, kad galėtum jausti atsipalaiduoti, kad galėtum būti tokia, kokia esi. Galbūt esi ta kaip ti, kurie labai daug atiduodi ir rūpinėsi kitais, savo šeimos nariais, namais, kuri visą tai darai ir taip pat iš to didelio visko, kai tiek daug ir kai visus jauti, viską, kas vyksta aplink ir daug savęs atiduodama kitiems, nejauti to išsipildymo ir atsipalaidavimo pačios kaip moters, nes tiesiog nebeturi laiko, erdvės ir tada tik ir trokšti ne apie tą atgimimą, kad vėl jaustis malonumą, vėl jaustis atsipalaidavusi, pasitikinti savimi, kaip kažkada teko tau gal patirti. O gal esi ta, kuriai neteko patirti to tyro atsipalaidavimo savo moteriškume, savime, malonume ir santykyje. Tai šiandien apie atgimimą, kaip tik šitame laike, kai pavasaris, Velykos, primena mums apie atgimimą vykstantį gamtoje ir aplink visame kame. Pati Velykų misterija, nesvarbu, ar mes religingos, tikinčios ar nesame, tai yra pagrindinė žinia, kurią atneša apie atgimimą, kurį mes taip pat stebim ir gamtoje, kai po žiemos grūdas pasėtas po žeme, prabuvo ilgą, tamsų, šaltą, tylų laiką ir tik pavasarį, kai saulė daugiau sušildė žemę, pradėjo augti į javą, į žalumą, stiebtis. Tai lygiai tas pats vyksta su mumis, su mūsų gyvenimo dalimis įvairiomis. Tai yra ritmas, kuris yra gamtoje, ritmas, kuris užfiksuotas šventėse, jisai vyksta taip pat mumise. Mumise, tavyje, moteris kūne yra užkoduotas taip pat ritmas per ciklą, per menstruacijas, kuomet mes tą patį ritmą išgyvename kiekvieną mėnesį. Tai mes pavasarį turim ne tik kartą į metus, bet kiekvieną mėnesį turime galimybę atgimti. Tai kadangi tai užkoduota mūsų kūne, tai reiškia, kad mes tą pamoką atgimimo ir patirtį mums kūnas dovanoja galimybę nusileisti į tą žiemą tamsą, kaip kad tie grūdai guli. Ir kas tai yra? Tai yra visi sunkumai, kuriuos mes patiriam, kuriuos tu patiri, kai kažkas nesigauna, kai atiduodi, bandai, ne taip klostosi, kaip nori, bandai atkurti santykį su savim, savo kūnu, ne savo sveikata, savo mylimuoju, artimaisiais. Ir vis tas pats, ir atrodo, tiek daug darai, tiek net nėra jėgų. O ta žiema gali būti, kurie atėjusi tam, kad pabaigtų tą seną laiką, kuris jau praėjo, baigėsi ir atvertų naują. Kaip tai atrodo moters gyvenime? Tai kaip pavyzdį pateiksiu iš savo klientės mentorystėje, kuri keliavo per santykių kaitą. Ir kai jinai labai aiškiai jau matė, suvokė, suprato, kad tas modelis, kokiame jinai gyveno praėjusiai santuokai ir dabar naujose santykiuose, kai kuria naujai, kad labai didelė inercija yra elgtis lygiai taip pat, kaip elgėsi tose ankstesniuose santykiuose.
Ir kai sau primena sąmoningai, ne, ir turim tos susitikimus palaikymo, ir kai jinai jaučia, kad žinau, kad dabar kitaip turėčiau elgtis, bet tie įpročiai, kurie kūne guli, kaip elgtis, kaip jinai elgėsi anksčiau, yra tokie galingi, kad įvyksta toksai dalykas, kad sako, žinai, toks jausmas, kad aš nebesu savimi, kad aš išnyksiu, baimės iškyla tame etape, kai jau ryškiai pradeda moteris matyti, kad taip negali būti taip, kaip jau buvo, tas santykis, kokiu būdu jinai gyveno santykėje, vedė tik į skyrybas, griuvo santykiai, nebuvo tvarūs, nesijautė laiminga, nesijautė moteriška, nesijautė atsipalaidavusi, pagarbos nejautė savo. Jeigu jinai vėl irdama naujus santykius, jūs žengs tą patį žingsnį, tai yra lygiai taip pat atkartos, nieko nebus. Ir kai tame momente susijungia tas žinojimas jau, kad taip nebus, bet vyksta gilūs vidiniai pokyčiai viduje, visoje energetikoje, esybėje, gili transformacija. Ir kas tuo metu nutinka, iškyla baimė, kad kažkas nutiks. Ir kas tai yra, kur kažkas nutiks, kažkas baisaus ir jau atrodo tiek daug padaryta, tiek daug nueita ir transformuota ir tas lieka paskutinis momentas. Tai va tai ir yra ta mirties momentas. Ir šitokiuose subtiliuose dalykuose tai yra mūsų tam tikros dalies mirtis, tos dalies mirtis, kuri buvo, kuri veikia tose santykiuose, išmokusi, mačiusi, kaip buvo tėvų santykiuose, nors jie nesusiklostė harmoningai, kaip matė šalimais kitose porose, bet jie irgi nebuvo harmoningi. Ir tada gaunasi visą tai, ką žinojau, visą tai, kas mano buvo, nedavė jai tai, ko jinai nori, tačiau neaišku. Tada buvo sukurta, kaip tai gali atrodyti, ir kaip tai yra. Ir kai jau yra tas momentas, kai saulė šildo ir taip norisi tą naują išsprūsti, tarsi iš grūdas neturi suplyšti, kad išdygtų tas naujas daigas. Ir to grūdo kevalo plyšimas, tai yra sunyksta pats grūdas tam, kad išdygtų šaknis ir naujas augalas, tai kažkas naujo. Yra toks gana jautrus ir skausmingas momentas, kas yra. Ir yra išgyvenimas tam tikros mirties. Čia konkrečiai apie to vidinio virsmo savasties, kai palieku tai, kas man buvo žinota, kaip aš elgiausi santykiuose ir kaip jie kartojasi į kažką naujo, kur aš jau žinau, kur turiu daug visko paruoštos dirvos, derlingos ir saulės šilumos. Tik reikia praeiti tą momentą. Ir tai yra su daugeliu dalykų tavo kaip moters gyvenime vykstančių. Tai kai iš santykių vieno etapo į kitą keliaujam, tai čia gali būti tiek romantiniai santykiai, tiek santykiai su artimais žmonėmis keičiasi, kaip modelis, bendravimo būdas. Kaip klientė sako, aš naujai, aš tarsi nauja, bet mane tarsi aplinka visi stabdo, mano artimieji, tarsi jiems nepatinka tokia, kokia aš nauja. Tai nėra, kad patinka, nepatinka, bet yra tas momentas, kai ta nauja savastis turi, tai yra senoji miršta, naujoji gimsta ir to daug palaikymo reikia tam gimimui, atgimimui. Ir tos jėgos daugiausia gamta mums rodo, kad kaip dabar turim pavasarį. Pavasarį, kur yra saulės, šilumos, tai reikia kas yra saulė, šiluma, tai tose situacijose, kuriuose mūsų gyvenimo vyksta mirtis, ta transformacija gilioji ir laukiam taip atgimimo, kad žinom tą viziją, kaip nori, kad būtų, tai vyksta tas transformacijos procesas. Tai palaikyti su spinduliais, tai saulės spinduliai, šviesa, šiluma, kas yra, tai yra mūsų dėmesys, mūsų pačių, mūsų situacijom dėmesys, fokusas, meilė yra šiluma, šildyti, tai save palaikyti toje situacijoje, kad pereiti iš
situacijos, iš to, kaip nebėra, taip kaip nebetinka, taip kaip aš sakau, gana, taip negali tęstis daugiau, aš negaliu leisti, kad man taip vyktų ir aš noriu naujai. Ir va tai yra tas tarpas tarp to, kaip nebenoriu ir kaip jau gana, ir tarp to, kaip aš noriu, kokią viziją savo kuriu, yra nukeliauti. Tai čia reikia tos saulės spindulių, šviesos, to pavasario atgimimo. Ir tai nėra paprasta, nėra lengva. Ir kad ir kokioj bendruomeniai gyventume, kai turėtum draugų, seserų, ten mamą, galbūt kolegų, kas tave palaikytų, draugų ratą. Ateina tas momentas, kad tuos visus dalykus realiai praeini pati viena. Pati viena. Tai ko reikia šalia žmogaus, kuris būtų tik tai, kad palaikytų tą erdvę, pabūtų, paliudytų, arba kai kyla abejonė toj metu, kad pasakyt taip, tęsk, eik toliau. Bet kas vyksta viduje, eina pačios viduje. Tai ką mes mokomės per šitas patirtis, labai gilų ryšį atkurti su savimi ir tą mokėti tas saulės šilumą duoti savo pačiom. Savipriežiūra, savęs palaikymas, ryšio, meilės savo, užtikrinimas ir palaikymo tame procese, kai vyksta transformacija, kai keliaujam į tai, ko aš noriu, dar taip nėra, ne? Ir paleidžiam tai, kas nėra. Ir visada, kai yra mirties tas procesas, vyksta toks nestabilumas. Kur dar gali sutikti šitos procesus tavo kaip moters gyvenime, nejautrios, emocingos? Tai yra virsmai, visi amžiaus virsmai. Visi amžiaus virsmai, kai prisimint gali, kai iš vaiko tapai paauglė, atrodo tiesiog numiršta tam tikrą dalį, miršta mūsų vaikiška dalis ir gimsta nauja. Dabar kaip moteris neišgyveni tą kelionę, kai galbūt prisiminsi, o galbūt kaip tik tavęs tai laukia tas virsmas, kai santuokos yra virsmas. Tai santuoka ir vaiko gimimai, atrodo, jie švenčiami visuomeniai labai taip, kaip gimimas, kažko naujo sukūrimas, kaip gyvenimo šventė. Tačiau tame pačiame procese vyksta labai stiprus ir tos mirties procesas, nes miršta ta senoji tu, kuri buvai iki santuokos, ir gimsta nauja tu, ištekėjusios moters. Miršta moteris, kuri, ta dalis, kuri moteris be vaikų, ir gimsta moteris vaiko mama, 1, 2, 3 ir taip toliau. Su kiekvienu vaiku tą išgyvenam. Taip pat perimas į menopauzę ir visi šitie virsmai, tai jie tokie jau bendra moteriški, ne visom mum. Tačiau kiekviena dar išgyveni savo asmeninius virsmus, perversmus, kas susiję santykiai pačios su savimi, su artimaisiais, kažkokiais įvykiais vykstančiais tavo gyvenimo. Galbūt persileidimai, galbūt skyrybos, galbūt darbo keitimas, tai yra profesijos, vyksta esminis pokytis tavyje kaip moterie, kai viena dalis, su viena dalim tenka atsisveikinti, o kitą pasveikinti. Bet ta kita, kurią nori pasveikinti, dar jos nepažįsti, dar įgūdžių nėra. Ir va tas momentas yra labai, labai jautrus, kur reikia apsaugoti, apgaubti, apglėbti ir pralydėti su tais saulės spinduliais savo dėmesiu, savo meilę, savo rūpesčių savimi, kaip moterimi. Ir atkurti su pasitikėjimu keliauti į tą naują savastį. Tai taip pat vyksta ir kiekvieną mėnesį, jau užsiminiau, kaip mėnesinių cikle, mėnesinių kraujavimo dienos kaip mirtis yra. Tuo tarpu neovuliacija kaip gimimas. Ne? Ir kiekvieną mėnesį mes nardam tarp šitų dviejų, kur yra mirtis, paleidimas, paleidimo procesas prasideda prieš mėnesinės, tas pamažinamas laikas, mėnesinės
paleidžiam tai, kas baigėsi, miršta tai, kas praėjusiu mėnesį. Tai mes kaip moteris, tu kaip moteris, turi savyje, savo kūne instaliuotą programą, organą, kuris padeda išmokti šitas pamokas ir mokytis kiekvieną mėnesį. Tačiau, jeigu esi ta moteris, kur neturėjai laiko, neturėjai žinių, kaip pasinaudoti savo ciklu, kaip pasinaudoti savo nardymu tarp ovuliacijų mėnesinių, su visų PMS ir su visų laiku prieš ovuliaciją šitame laikė. Kam tai skirta? Dažna moteris sako, iš viso trukdys. Ne? Tai jeigu tokie yra dalykai, tai nepadeda. Tai yra tai, kas yra tavyje viduje, nepadeda judėti į priekį. Tai kai vėl vedu klientais per tai atkurti ryšį su savo kūnu vėl, su savo moterišku kūnu būtent, su savo ciklu, su savo viso, kas nutinka kūnas per tas, šiuo atveju per mėnesinių ciklą, padeda išmokti kiekvieną mėnesį paleisti, tai yra mirti ir gimti iš naujo kiekvieną mėnesį. Tai mus moko. Mes galim pačios mokytis iš savo kūno. Tačiau, kai mes neturim žinių, neturim aiškumo, kas kaip veikia, be abejo reikia vedimo. Tai klientės tokiu atveju ir ateina, kuomet aš jas pravedu susipažinti su savo kūnu, pažinti tuos ženklus, ką jie reiškia, ką jie duoda ir keliauti per juos sklandžiai. Ir tuomet ateina tie didieji virsmai, kuriuos minėjau, amžiaus. Tai mes juos norim, nenorim, mes juos išgyvensim, mes tikrai patirsim menopauzę, patirsim senėjimą, patirsim mirtį savo, visus šitos momentus patirsim. Tačiau kai mes jau treniruojamės ir žinom, kas laukia, tai tada be panikos, be tragedijų, be milžiniškų, be tokio susąstingio, kad aš esu viena, to begalinio vienišumo jausmo, per visą tai einu, ateina pasitikėjimo jausmas, pasitikėjimas ir žinojimas, kas manęs laukia, kad čia vyksta natūralūs procesai. Ir čia kalbu tiek apie fizinius procesus, dalykus, kurie pasirodo, tiek apie tai, kaip tu jautiesi tuose virsmo momentuose, kaip nuoširdžiai yra labai labai svarbi dalis tampa tikėti savimi ir tuo, kas vyksta. Leisti, paleisti tai, kas baigėsi, numirti senai savašiai ir leisti gimti naujai. Ir gimimas, ir mirtis, jie visada yra susiję, tai yra tos pačios monetos dvi pusės. Tai kai mes mirštam vieniem dalykam, tai yra gimimas kitiem. Taip kad gimimas taip pat reiškia, kad mirtis įvyko kitose dalykuose, kurie buvo prieš tai. Ir tas transformacija, ir dabar kaip tik ta Velykų misterija mums primena, ir aš primenu, kad tai vyksta tavyje, manyje ir visose mumyse tie pokyčiai ir kad tą virsmą, kaitą išgyventi darniai, harmoningai, be panikos, be baimės, be to didžiulio pasirodančio vienatvės jausmo, kad aš viena, kaip tik pereiti tai, kad vyksta harmoningai, kad aš žinau, pasitikiu, kas vyksta. Taip, aš nepažįstu savo tos naujos dalies, bet palaikau su tas saulės šviesa, su savo meilės šiluma ir keliauju. Tai, ką pasidalinau, yra svarbu, tas dėmesys, atgimimui, pasitikėjimas. Ir žinoma, kai kažkurio metu yra labai gera, kai yra kažkas šalia ir pasako, taip, Aiste, taip eini tuo keliu, taip, miela, vyksta taip ir taip. Ir tuomet žmogaus, kuris yra šalia, vertė labai labai didelė,
kuris žino, kas vyksta, kaip vyksta ir kaip tai praeiti ir pereiti. Tai padedu klientėm praeiti ir santykių mirtį ir atgimimą tiek tose pačiose santykiuose, tiek kai kuria naujus, tiek jų pačių kūnuose, kai vyksta kažkas ne taip, kaip nori, nes sveikata moteriška, to malonumo moteriško nėra. Kaip grįžti ir atgimti į tą naują savo, ko sau linki, kai sau linki to atgimimo, kai sau linki to džiaugsmo, kai sau linki malonumo, atsipalaidavimo, gyvenimo iš savo vidinės tiesos, kai vardan kažko nereikia susimažinti, atsisakyti gali kaltės ir gėdos jausmų, kurie buvo susiję su praeities patirtimis ir bagažu, kurį atsinešė. Tai per visą tai ir dar daugiau lydžiu savo klientes ir visai netrukus, balandžio 10, kviečiu į webinarą moterims skirtą moterims jaučiančioms, jautrioms, jausmingoms, kurios nori puoselėti savo moteriškumą be susimažinimo, be gėdos, be kalties. Nori puoselėti, auginti savo santykių su savim, savo kūnu ir savo mylimu vyru, ar pakviesti naujus santykius į savo gyvenimą. Tai balandžio 10 Lietuvos laiku 19 valandą webinaras Meilės išminties kelias į tavo spindintį moteriškumą. Apačioje pasidalinsiu nuorodą registracijai, jau gali registruotis ir susisieksiu su tavimi pasidalindama nuorodą, kur tai vyks. Ir jeigu jauti, kad negali laukti balandžio 10, o tau reikalinga pagalba, palaikymas ir nori greičiau sužinoti, kaip galėtum gauti mano pagalbą, tai parašykite tiesiog mano asmeninę žinutę ir tuomet susitiksime pokalbį, kaip galėčiau tau padėti, kokia tavo situacija ir ar mudvi derame tarpusavį. Dabar šitame laike sveikinu su artėjančiomis Velykomis, tikrai smagaus, prasmingo, pavasarinio virsmo, atgimimo ir tegu leidžia ir tau pačiai tavo norimuose gyvenimo srityse pakviesti atgimimą. Ir primenu, kad tikrai mūsų visuomeniai priimta yra švęsti gimimą, švęsti atgimimą, švęsti gyvenimą. Tačiau šitų švenčių dalis yra, kita dalis yra taip pat ne visiškai susiję yra mirtis. Mirtis, paleidimas, transformacija įveda į atgimimą, į gimimą ir į gyvenimą. Ir jau vos gimę čia mes keliaujame tuo keliu, kuris yra susijęs, nes mūsų gimimas buvo mirtis mūsų praeitam gyvenimui. Ir taip kiekviename mūsų gyvenimo etape. Tai daug saulės spindulių, daug meilės šilumos, geriausi linkėjimai. Iki.